Sveiki bičiuliai, šiandieną parodysiu, kaip aš gaminu cepelinus. Bulvių tarkis, kiaulienos faršą, formuojame tokį blyną, dedame į vidų mūsų gardintą mėsą su česnaku. Štai toks gražus cepelinas ir gražiai leidžiame į vandenį. Nu ką, cepelinai mūsų jau paruošti. Dedame gražiai pakepintus spirgučius iki grietinę. Nuostabus patiekalas, nuostabus cepelinai, kviečiu ir jūs paragauti. Parodysiu, kaip pagaminti savo mėgstamus šaltibarščius. Imame marinuotus burokėlius, dedame kapotą petražolę, krapus ir svogūnų laiškus. Tada beriame tarkuotą šviežią agurką, užpilame iki kefyrų ir gardiname druska ir pipirais. Galime serviruoti į lėkštę, dedam negailėdami porą gerų samčių. Skanaus. Labą dieną, aš esu Thierry iki konditerijos šefas ir jau šiandien aš jums parodysiu, kaip iškepti medutis tortas. Tai pagrindinis dalykas tai yra mūsų firminis biskvitas. Kremas pasidaro iš natūralaus grietinės. Palyginau. Antras biskvitas. Beveik jau paruoštas, tai jau mes galėsim įdėti šaldytuvas. Labai paprastas, bet labai skanus. Bet voilà, bon appétit!